Dervet – pažangi veterinarija, kurią galite pasitikėti. Vykome pas mūsų draugus į Dervet gyvūnų ligoninę Lazdynuose Vilniuje ir šalia manęs yra gydytojas kardiologas Laimutis. Sveiki. Sveiki. Ir tokia netradicinė sritis, bent jau man taip atrodo, ir kodėl jūs ją pasirinkote? Mane domino širdies ligos, širdies veikla pati, taip pat buvo tokia, kaip ir neatrasta niša Lietuvoje ir pradėjau tai daryti. Tiesiog gal iš to didelio noro, vadinkim, taip pat dar tokia gal juokinga šiek tiek istorija. Mano tėveliai abudu baigė informacinės technologijas, tėtis programuotojas, mama ten irgi su informaciniam sistemom dirbo, broliai lygiai taip pat su informaciniam sistemom dirba, o man taip gavosi, aš mėčiausi tarp medicinos ir informacinių technologijų ir pramiegojau informatikos egzaminą valstybinį ir liko veterinarija. O su kokiomis širdies ligomis dažniausiai susiduria gyvūnėliai? Pati dažniausia liga, tokia kaip kardiologų duona, yra miksomatozinė dviburio vožtuvo liga. Tai yra senatvinė degeneracinė širdies vožtuvų liga. Tiesiog dėl amžiaus širdies vožtuvas nusidėvi ir dėl to atsiranda širdies nepakankamumas. O kokio amžiaus gyvūnams reikėtų didesnį dėmesį jau skirti tai apžiūrai? Rizikos grupė yra šunys, kurie sveria mažiau kaip 15 kg ir yra 5-6 metų arba vyresni. Kodėl 5-6? Nes nuo 6 gyvenimo metų jau prasideda pas gyvūną senatviniai procesai ir, pavyzdžiui, tokios veislės kaip Chihuahua arba kavalieriaus spanielis, taksas galų gale, tai yra tokios veislės, kuriom gali anksčiau prasidėti, tai nuo 5, pavyzdžiui, metų gali prasidėti šita liga. Tai šiandien mes užrašinėsim Holterio monitoringą. Holteris tai yra štai toks dalykėlis, kurį mes pritvirtinam šuniukui. Dažniausiai Holterį atliekame, kada šunys alpsta, kažkokius alpimo epizodus turi, arba jeigu yra širdies nepakankamumas ir jisai sukelia aritmijas, dažniausiai tai yra prieširdžių virpėjimas, tai turime pasižiūrėti gydymo efektyvumą. Tikslas yra reguliuoti širdies susitraukimų dažnį vidutinį ir šitaip gaunasi su Holteriu, mes žinome, ar gydymas yra efektyvus. Tai dabar mes ruošiame plotą, kur bus klijuojami šitie elektrodai. Elektrodus priklijavus gaunasi, prie jų mes pridedame laidus ir su jais užrašinėjame kardiogramą 24 valandas. Bagiras sugrįžo po 24 valandų Holterio procedūros, per kurią buvo namuose, užsiėmė įprasta veikla. Ir dabar mes nuimsim Holterį ir jį vertinsim. Turime jau įvertintą Bagiros Holterio tyrimą. Ir tyrimo metu paaiškėjo, kad šuniukas turi supraventrikulinės tachikardijos paroksizmus. Tai yra liaudiškai vadinamus širdies permušimais. Kaip tik ekrane turim vieną iš to paroksizmo vaizdų ir šuniukui skirsim gydymą, kad reguliuotume širdies ritmą. Dervet – pažangi veterinarija, kurią galite pasitikėti.